Apkalbos ir vertinimas. Kodėl mes pritraukime tai, ką smerkiame? Yra sena, bet vis dar mažai suvokiama tiesa. Tai, ką vertiname ar smerkiame kituose, mes neišvengiamai pritraukiame į savo gyvenimą. Tai ne tik psichologinis ar socialinis dėsnis, tai giliai energetinis reiškinys, turintis pasiekmių ir mūsų asmeniai karmai ir kolektyviniam laukui. Apkalbos kaip karmą valantis mechanizmas. Dvasinėse tradicijose egzistuoja sena teorija. Kai žmogų apkalbame ar smerkiame, mes iš dalies perimame jau karmą. Kitaip sakant, žmogus, kurį smerkėme, tarsi išsilaisvina nuo tam tikros savo naštos, o mes patys pritraukėme situacijas, kuriuose būsime priversti patirti tą patį, ką kritikavome. Tai nėra bausmė, tai visatos balanso dėsnis, atoveiksmis, kuris atspindi mūsų vidinę būseną. Jei stipriai reaguojame į kitą, tai dažnai reiškia, kad mūsų viduje dar gyvos žaizdos, nepriimtos emocijos ar slopinami polinkiai.